Sveiki, pradedu vloginti. Šiandien gavau 2 laiškučius nuo prenumeratorių. Taip noriu pažiūrėti, taip norėjau greičiau, bet ruošiausi ir žiūriu, jau reikia Luką eiti paimti. Taigi, nulekiu dabar Luką paimti ir tada iš karto varysim pažiūrėti, kągi gavau siuntinukuose ir laiškelyje. O tai pasirodyk, štai koksai chemija darė, tai su chalatu baltu. Ir megztinį paliko, ir portfelį paliko. Taip, Lukai, viską palikai mokyklai. Jo, bagą. Ir bagą, jo, red bagą. Einam, vos mama nenukrito. Jo, Ką čia padarei? Aha, kaip gražu. Nulekiam. čia plaukai atšėtėjo. Aha. Čia plaukai. Nu va, vis man su tuo balsu, kai tik tai pirmų žodžių sakau. Žodžiu, grįžom su Luku. Spėjom jau ir pavalgyti, ir Tomas spėjo užmigti, ir Edgaras iš mokyklos grįžti, va, kol prisiruošiau vėl prisėsti pafilmuoti. Galvau greitai, tik grįšiu ir pulsiu jau pakuoti laiškelius. Taip lengvai nesigauna, kaip nori. Taigi, gavau 2 laiškelius. Vienas labai gražiai papuoštas, štai. Koksai otiotio, visur lipdukais apklijuotas. Blizgučiai, žvaigždutėm, širdelėm, karūnom. Ir tai laiškelis nuo Eglės. Eglė Arliukaitė. Iš Druskininkų. Taigi ir pirmiausia pažiūrėsim šitą laiškelį. Kągi ji man parašė. Taip gaila plėšti, toks gražus vokas. Taip gražiai apipavidalintas, reikia palikti. Papaškada gražus vokai. Taip pasilieku, o jeigu jau labai ten apiplėšau ar suplėšau, tada jau tokius nelaikau, bet šiaip tai stengiuosi vokus laikyti. O jei dar ir dovanėlių čia man įdėjo. Štai taip atrodo. Na, traukiam, gal čia bus laiškelis. Pirmiausia, gal laiškelio reiktų. Taip, su širdute štai toks vokelis. Reikia užklijuotas. Vokelyje vokelis. Rašo žinutės kažkas. Taip, reiks paskui nukirpti. Aha, ir pats laiškelis. O, irgi koks gražus, pažiūrėkite vidus. Ir su meškučiais, gėlytėm, širdutėm. Labas, Evelina. Taip, truputį paskaitysiu, truputį paskaičiau, tai man klausimų užduoda. Reikės parašyti laiškelį atsakymus. Ir apie save sako, kad gyvena Druskininkuose 10 metų panelė. Ir yra didžiulė mano gerbėja. Vau, kaip faina. Nu, labai gražus laiškelis ir meškutis koks. Labai gražu. Fainai, labai. Ačiū Eglė už laiškelį. Labai gražus, iškart nuotaiką pakėlė. Na, ir dar dovanėlių tu čia man įdėjai. Kaip įdomiai susukta. Čia ne šiaip savo. Taip. Man taip pat patinka skaityti ir rinkti skirtukus. Dar patinka užrašų knygelis. O, kaip gerai parašė, kas patinka. Super. Žinosiu. Taip. Ir įdėjo man tokį skirtuką. O, apie druskininkus. Druskininkai, štai. Nežinau, jums matos. Druskininkai. Va, kaip tik iš druskininkų ir apie druskininkų skirtukas. Super, labai faina. Ir nenumeščiau. O, papačia, visko. Ir štai tokį maišelį įdėjo. O tame maišelyje lobis. Tuoj pažiūrėsim, kas tame maišelyje. Oi, kiek daug visko. Taip, ir pirmiausiai yra toksai kaip ir skirtukas iš popieriaus. Jau buvau gavus tokių skirtukų. Fainai va, ant knygų užsidėti arba ant planerio, ant mano to, kur rašausi viską.
irgi ant kampukų, kurią dieną rašaisi, vat, susižymėt. Super duper ir labai gražiai papuoštas, labai gražus. Matau ir čia nais ir su laku, kaip arčiau tai buvo padarytas. Labai fainai. Ačiū. Ir dar tokių įvairių, wow, tuoj iš arčiau parodysiu. Net nežinau, kas čia, dabar žiūrėsim. Tai, wow, koks gražus pakabukas. Tai va, pritaikysiu ant kokio čekeriuko ar ant papuošaliuko, kurį gaminsiu. Toks tai gražus pakabukas, gal kaip su gintaru. Gal kaip gintaro imitacija, gal gintaras. Tai štai toksai. O, ir Tomas pabudo. Taip, girdžiu. Pertraukėlė. Na, kuo mes ten baigiam? Taip, baigiam šitų pakabuku. Tikiuosi tuo mane. Ir dabar dar žiūrim. Dar yra, kaip jinai vadinasi, avytė, karvutė, broškytė. Tokia ženkliukas, broškytė. Per arti pritraukiau. Štai tokia labai miela, labai graži broškytė. Vis pamirštu, kaip sakyti. Štai tokia. Tinkt, tinkt, tinkt. Ir dar, irgi galima sakyti, kaip broškytė. Tai parodysiu. Maišelėje. Štai ant tokios, kur aš ten rodau, ant tokios grafkutės, akutė ir štai toksai. Tinkt, tinkt. Štai tokie grožiai. Parodysiu truputį iš arčiau. Ir dar nuostabaus grožio, kurin man matyta. Arba aš tokią turėjau, arba norėjau pirkti. Ir dar nuostabaus grožio, tai štai tokia pelėda. Ant tokios grandinėlės ir štai tokia. Ačiū, Eglė, tau labai. Ačiū už labai puošnų laiškelį, už dovanėles. Ir dabar lauktų nuo manęs laiškelio, tik tai dar truputį teks palaukti. Nelabai greitai atrašysiu, iš karto pasakau. Na, ir yra dar vienas laiškelis, kurio noriu su jumis pasidalinti. Tai yra netgi iš Danijos laiškelis ir jį man atsiuntė Raminta. Jau kerpu ten, kur nereikia. Taip, iš Danijos dar nebuvau gavus laiškelių, man rodos. Jeigu kiek atsimenu, jeigu neklystu, tai dar nebuvau. Pirmas laiškelis. Ir mes su Raminta bendravom ir bendraujam per Instagramą. Jinai daro nuostabaus grožio apyrankes. Ir paliksiu štai čianais jos 2 akauntus Instagramo. Galit pasižiūrėti, pas ją labai gražios foto, jinai labai graži panelė. Ir daro nuostabiai gražias apyrankes. Tai vienas Ramintutė, žinoma, čia užrašysiu ir apačioje dar infoboksą paliksiu. Ir kitas Bella Luna aksesoris. Taigi, užeikit, tikrai ten, wow, labai gražu, tikrai turėsiu tik akis paganyti. Na ir žiūrim. Ir wow, kokiam gražiam įpakavime, pažiūrėkite, tokie, įdomu, ar jų matysis, iškirpti tokie bantukai štai. Ir toks ryškus geltonas vokelis padarytas, įpakavimas. Ir jame yra, wow, pažiūrėkit, kokio grožio. Ir kaip gražiai va viskas padaryta. Handmade.
Bela Luna. Ir štai pati apyrankė. Jinai daro iš tokių visokių įvairių akmenukų, karoliukų štai. Ir įdeda štai po kokį nors grožį į apyrankę. Jūs net gaila atplėšti tokį pakavimą dabar, taip gražu. Gal pirmą reikia nufotkinti į Instagramą, ką? O, labai nekantrauju užsidėti ją. Pasimatuot, gal man per mažo, gal per didelė. Juokauju, mano nei mažytė ranka, nei labai didelė taip. Aišku, kad tiks. Oi, kokia graži širdutė su sparneliais štai. Tokie akmeniniai karoliukai, įdėti tarp jų. Įdėti tarp kai kurių karoliukų štai tokie intarpai. Ir terararam. Ir štai taip atrodo pati apyrankė. Nuostabaus grožio. Ačiū labai tau, Raminta. Tikrai, tu tikra meistrė. Reikės būtinai iš tavęs dar užsisakyti, nes kažkas nepaprasto, o tik tai viena, norisi dar kažko nepaprasto turėti, žinot. Kai turi kažką gero, norisi dar. Super, labai gražu. Ačiū tau, Raminta. O jumis visus kviečiu pas ją į Instagramus, pafolovinti ir pasižiūrėti nuostabių darbų, užsikrauti geros energijos, nes jinai rašo labai įdomiai ir nuotraukas labai įdomias deda, žodžiu. Tikrai, nenusivilsit, rekomenduoju. Ir labai noriu padėkoti Ramintai ir Eglei už laiškelius. Nors nuo Ramintos negavau laiškelio, gavau tik tai dovaną. Oho, bet jinai man vis rašo per Instagramą, tai mes susirašom. Bet galėjai kokį ten žodelytį parašyti jau nuo savęs. Na ką, ačiū jums, panelės. O aš dabar einu pasifotkinsiu ir po to susitiksim. Tai kai turiu problemų. Žodžiu, mano ausinės, sakiau, kad viena neveikia, o dabar abidvi pradėjo neveikti. Viskas garso, įkeliu filmuką į kompą ir garso negirdžiu ir negaliu redaguoti. Tai, kai Edgaro nėra, paimu Edgaro ausinės, bet dabar jisai atėjo ir man neduoda ir aš noriu filmuką vieną jums įkelti ir suredaguoti pradžiai dar. Ir negaliu. Taigi reikia nusipirkti ausines. Kur ieškot? Ebėjų gal? Nežinau. Gal žinot kur nors, kur geras parduoda? Parašykite tada komentaruose. Pabandysiu dar suredaguoti su Edgaro, išprašyti, o po to reikės dairytis gerų ausinių į kompą. Nes bus be garso, filmukai neišeis redaguoti ir tada negalėsiu kelti. Toksai šudukas šiandien man gavosi. Nu va, tuo iškepu žuvytę ir bus čiki šiandien padaryta valgyti. Ir vėl zirzia. Ir neužilgo vaikai eis miegoti, aš tada galėsiu dar eiti pafilmuoti. Baikit piktis! Galvau padarysiu žuvį su ryžiais. Aišku, Andrius bus nepatenkintas, jisai mėgsta bulves, su ryžiais ne, o aš jau pasilgau ryžių. Bet šiandien labai tingiu lupti bulves. Noriu greičiau viską padaryti ir eiti laiką skirti savo. Iš tikrųjų, jau vakaras, norisi ir knygą paskaityti, ir dar filmuką noriu vieną nufilmuoti ASMR kanalui. Taip, kad šiandien vakarą skiriu savo, jeigu pavyks. Tai va, tiek, einu dabar. Padarysiu žuvytę ir viso. Bus jau šiandien mano dienos darbai baigti. Būtų man labai įdomu ir naudinga, jeigu pasidalintumėte kokiais savo arba kokiais topiniais receptukais,
arba kokiais puslapiukais, kur randate idėjų pietų, vakarienės gamybai, tokių lengvų patiekalų, bet, žinot, kad būtų tokie lengvi, teplep ir pavasaris, kaip mėgstu. Nes ilgai kuistis aš net mėgstu, man turi būti viskas lengva ir greita. Tai va, jeigu tokių superinių receptukų turite ir neužsispaudusios, galit pasidalinti, tai labai labai būčiau jums dėkinga, kad komentaruose po šiuo video parašytumėte. Aš verkiu, man tokia bėda. Svogūnai akis išgriaužė. Na štai ir gatava. Nešu vaikam ir pavalgysime pšio. Sveiki. Baigiau darbą, 6 vakaro, dar šviesu. Varau namo ir kilo tokia mintis. Galvoju, jūsų kai ko paprašysiu, bet aišku nežinau. Padarysite taip ar ne, bet būtų labai faina, kad jeigu, pavyzdžiui, uždedate ant filmuko kokį pažiūrėję mano dislaiką, labai norėčiau, kad parašytumėte už ką dislaikas. Pavyzdžiui, man nepatinka tavo snukis, ar tu negražiai kalbi, ar ten tavo antakis kreivas, arba iš vis aš tavo heiterį ir tas nekenčiu, štai tau visada dedu dislike. Aišku, jeigu išdrysit ir nesunku tai būtų, tai labai būtų smagus sužinoti, pavyzdžiui, už ką deda dislike. Nes taip ir padėtumėt man, kad žinočiau, kas filmukė nepatiko, kas blogai, ką kitą kartą pakeisti, kur pasistengti, pasitemti ir taip toliau. Žodžiu, toks būtų prašymukas, nežinau, ar padarysite taip ar ne, jeigu nesunku, būtų labai malonu. Na, o dabar keliauju namo. Andrius, žinau, kad visą naktį šiandien nemiegojo su Edgaru, žaidė Clash Royale, kad ten klanui skrinę atidaryti. Ir žodžiu, surinko visas skrines ir jau pasiėmėm tą skrinę, viską ir dabar parašė, kad o Evelina, aš tai jau miegosiu, nes visą naktį nemiegom, aš jau 3 kėliausi, 3:30 kėliausi, tai jie dar nemiegojo. Dar man kavos padarė, su manim pasėdėjo. Tai dabar grįšiu namo, jie miegos. Tai aš net nežinau, su mažiukais pabūsiu, įdomu, ką jie veikia. Ir po to irgi eisiu dar šiandien anksčiau tikriausiai miegoti, taip manau, nes rytoj dar į darbą, o paskui jau, jau balsas kimsta, o paskui jau nereikės, tai galėsiu vėl filmuoti, redaguoti, dar vieną vlogą noriu įdėti, bet jau šiandien gal ir neprisėsiu prie kompo, jaučiu, vaikai neleis, bet pažiūrėsim. Gerai, žodžiu, susimatysim. Va, su vaikais dar nulėkėm į parduotuvę, nes tik atėjau, tai pradėjau zysti. Mama, kinder, mama, egg. Šokolada, kur šokoladas. Oi, krenta viskas. Tai žodžiu, teko dar eiti su jais į pardą. Kas yra, netidarai? O, atidarai, einam. Dabar jau žygiuojam namo. Niam, varom. Kaip pamaiva, maivosi, pasilgė manęs buvo. O pasilgo tai tojo, kad į pardą nueiti. Nors iš tikrųjų ir sakė, su Andrium buvo. Bet kai atėjau, apgavo mane, kad nebuvo ir sako, mama, einam į parduotuvę, einam. O po to Andrius sako, tai kad jie jau su manim buvo. Atidaryt, okei. Vaikai užsiema dailę, o mamai po to tvarkyti. Ir šaukštukai, ir šakutės eina į trasą. Taip, matau, ir podukai išdažyti. Nu, eikit piešti, o ne chemiją čia bandymus daryti. Potions. Jo. Pieškit gražiai. Ne, jūs čia vis tiek makaliuojat viską. I'm making potions like that. Loads of colours. That's loads of colours. Pagaliau keliu jums filmuką ir užsibaigė. Bet kaip tamsu, jūs nieko čia nematot. Žodžiu, šiandien mano diena užsibaigė, nes rytoj darbą. Pagaliau įkeliu filmuką, jisai to jau bus viešas, o po to
nežinau, kitą filmuką redaguosiu jau kitom dienom, nes turiu sekmadienį gavau dar įkelti jums kitą vlogą. Tai va, tiek šiam kartui. Iki, susitiksim greitai kitose filmukuose. Myliu, bučiuoju.